gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. O, chebryte. Lekiam, skrendam, metam, viską darom, labai norim žuvauti. Kas dabar yra? Dabar yra rytas. 10 ryto. Matot, visur viskas pašalė. Vieta ta pati, kur ir gaudžiau nesenai, praeitą savaitę. Tai bandom šersimės. Tikėtina, kad žuvis greit neateis, bet bimbam. Statausi platformėlę, susirašiu ir tada ką? Jaukas. Koks ir kur? Nesuprantu, kam tą šietą merkti vandenį, jeigu žuviet nepagauni. O noriu ir merkiu. Turiu nusipirkęs ir merksiu. Lemba atsinešiau savo stalą, bet čia turim. Atsinešiau, tai jau statysiu. Gal tokį ir nereiktų. Bet realiai, jau viskas telpa. Jaukus laikau, kibirą net laikau. Ne kibirą, tašę PVC, bet still, viskas. 8 pem, tai čia aš įsivaizduoju, kad plotis 8 pem. Net papildomų kojų reikia. Staliukui. Turiu 2, dedu 1, užtenka čia. Ką žinau. Nekrausiu tokių svorių, kad jau nulūštų. Šį dugnas greičiau įlūštų. Taip, tai dabar nuo ko prasideda žuklė? Nuo jaukučio. Gyvų puslitriais prisipirkę žvejokelios.com. Tada Fishdreamo jaukutis irgi Aleksotė žvejokelios.com. Sweet Bream postančinų. Ėmiau dėžę visą. Kokia esmė? Šitas jaukas turi 25% skatinančio tušnį. Tai mes nemaišom, o tik tai tokį jauką. 2 pokelius. Mums čia iki vakaro turėtų užtekti. Ką dar dėsim? Nežinau, fantazija paskui jau parodys, ką mes dėsim, bet turim visko nemažai. Ir slieko nemažai. Kaip, porą dėžučių toks ir nemažai. Karpyt nekarpysim. Pasiruošim gražiai. Nepridėsim labai daug į jauką nesąmonių. Jokių gardonsų nieko nedėsiu. Pasimokiau, viskas gana užtenka. Dabar postančinuką užsimaišom greitai. Ir pažiūrėsim, kiek mes šiandien startinių šausim šėryklų. Instrumentai aukso vertės. Nors kiški burna atrodo. Beleka. Postančino. Nežinau, man atrodo nerealiausias vasarinis pašaras. Jaukas tiesa. Kažkaip reikia išmokti kalbėti. Bet ais ir dabar. Dar ir kaip. O, jau matau, praskėdžiau. Gal dar nieko tokio. Makyta. Devaltas. Mamu, koks suktukas. Geriausias. Parksaido. Žvejybom tai tikrai užtenka. Ką tu čia pasuki? Minutę.
minutė per žvejybą, na gerai, 200, tarkim, dienų per metus, nu jau čia daug. Tas suktukas laikys 10 metų, bet neturim. Neturim ir kol kas neplanuojam tokių dalykų, jau čia prisipirkom ir taip užtenktinai. Manyčiau. Ne, nu aš nežinau. Negali nekiek. Jau. Žinokit, už kameros išjungęs valgysiu šitoj. Ausis šalo žieminė kepurė. Greit paserviruojam. Ką žinau, jaukas kol brinksta. Išsimėtysiu aš čia klipsus. Jūs ramiai pažiūrėkit, nors nepažiūrėkit, nėra čia ką tokių nesąmonių rodyti. Reikėtų žuvį pradėti rodyti. O ne tik kaip faina ir malonu gamtoj. Ne, faktas, kad žuklė menas ir nebus visos žvejybos geras. Klysta net ir profesionalai. Pavadį anąkart naudojau gal metrą, gal daugiau. Nu, koks uždėtas dabar, tai užtenka. Tik klausimas, ar ne per ilgas. Bet greičiausiai ne, čia yra truputį srovelės dvelkimas, tai nuneš tą pavadį. Gerai, šį kartą du įrankiukai. Vienas artimas labai bus, nes pikeriuko nesinori mėti toli. O kitas PM5, tradiciškai. Nu, gal 50. Žodžiu, patogus atstumas dar užmest. Ne visai pats patogiausias, jau ant ribos aš tiek mėtau. Ant ribos patogumo. Turiu čia tokių šėryklų dabar, kad galėčiau ir atstumą bandyti, bet tokia nesąmonė man tie atstumai. Čia tik tai iš reikalo. Geriau, jeigu reikia mest daug, tai jau geriau eiti iš valties ant galiukų. Ką irgi esu bandęs ir nelabai nerekomenduoju. Nu kaip nerekomenduoju? Reikia geriau ten kažką išmanyti, mokėti ir suprasti. Ir kad vėjo nebūtų. Turbūt, kad užtektų, kad vėjo nebūtų. Tai va, susistačiau. Taip atrodys mūsų. Taip atrodys mūsų meškerės. Ir ką, laukiam, kol išbrinks jaukutis. Ir pabandysim tokią damest. Čia jinai 40 su jauku, nu, gausis kokio 8 gal. Gal net ir tiek nesigaus. Tiek mes galim, bet įdomu ir atstumą damesi. Jeigu tokį agregatą dametam, sumažės šėryklų metamų kiekis. Užteks kokių 5. Bandom. Net pačiam juokinga. Įrankis turėtų laikyti ten. Nepamirškit klipsų išsimėti. Oho. Nu gerai, čia bus ta artiminė. Bet kaip čia dabar? Ai, gerai viskas. Round 2. Let's go. O, drąsiai. Drąsiai. Patinka mums tas atstumas, kur mes metam. Atskaitos tašką pasiemam medį tiesiai. Tokį patį planiausią. Ir viskas. Įvariau pinkučio. O įvariau tai tokias 3 dėžutės kažkada esu senai pirkęs tam. Taromatę, paštamatę. Nedaug čia jo, čia po žiupsnelį jie ten įdeda.
Naudokit tą, kuo tikit. Ir geriausia bus. Pernai metais tokiu metu man buvo pasiteisinę, kad dariau labai birų jauką, kaip ir dabar. Susispaudžia, bet labai trupa. Jis kaip įmeti, stulpu tokiu, labai daug skleidžiasi. Ir kadangi nėra rudenį aušlės, tai nežinau, man kažkaip žiauriai pasiteisino ir daug karšių pagalvojau. Bandom šitą taktikėlį ir dabar. Gal truputį per sausis. Vos vandens ir bus gerai. Gerai nuspręsta, labai daug čia netriukšmaut, nesidaužyt. Gilio nedaug, 3 kokie. Tai dedamės jau mažytę šėryklą. Buvę čia ne kartą taip, kad užsimeti, pirmi metimai labai gerai ir paskui matai, kaip žuvis išeina. Tai įtarimas, kad baidosi tų daužimusi. Jautri gali būti ta žuvis dar pavasarį. Toks masaliukas. 3 pinkučiai, 3 matiliukai. Nu ir plius minus į taškelį. Kiek mes pataikyt gabus. Gal ir gabus. Timt kažkas, timt, sakau. Patikrinkim, sakau. Išsitraukim, taip sakant. Kaip jums pugžlizmas? Mali? Pasišiaušęs koks. Šitis spygliukai jaučiu dar ir su nuodais, nes kaip įsiduri, tai ilgai skauda ir nelabai gyja. Ką žinau. Į sietą net nedėsim tokį. Vis tiegi be reikalo mes įmerkiam. Žuvis nesivarto, dugnas neburbuliuoja. Tik žvejys čia sėdėdamas biškiu kažką burbuliuot bando. Oi, tie žvejai burbuliuotojai. Žiauru. Ką jūs gero? Šitą gražią šeštadienio popietę. Papasakokit komentaruose, kur žuvis laikos. Gal aš čia kažko nesuprantu. Gal neten kažkur biškai. Ne, kad žuvies yra, tai faktas, kad jos visur pilna, bet tik tai ją kažkaip reikia atsisijot ir priverst maitintis. O va čia va ir yra visas menas. Dabar pinko pridėję gyvo. Nemažai šiaip iš šėryklą, kokių 20 pinkučių gaunasi. Tai tikrai. Bet mes, kadangi jo daug turim, dabar pabandysim karpimo manevrą padaryti. Labai daug nekarpysiu, va po tokią dėžutę. Šitokia dėžutė susimeta per kokius 3 metimus. Nu ir pažiūrėsim. Kažkaip šiandien tokia diena, kai iš visko ima juokas ir šiaip malonu. Ko čia nesidžiaugt, saulė šviečia, į tašką nepataikom, viskas yra pagal planą.
Nu kokiu. Bet va net matau debesį iš čia užmetęs. Stovi. Bet įdomu, ar čia mano šita taktika dabar veiks. Bet nebandysi ir nesužinosi žmogus. Kulinarijos šou. Džeimis Oliveris. Reikia laidelį intarpo maisto, ar ne? Tarkit žodį. Nusipirkčiau skarvadą kokią. Puodą. Ir virtume bomžpakius. Pas mus lapiukas gyvena čia. Jaunas. Man kažkada pernai iš kubo tysė maišą. Pašersim, kad nevauktų daiktų. Turėtų rasti vis tiek. Gerą uoslę turiu. Reikia nepersivalgyti, kad sunku nepasidarytų. Tai ką, pamalėm šūdą. Sėdam toliau. Negelbėja mūsų nei trinti, nei malti, nei džiovinti. Bet gal yra todėl taip, kad atšalo labai. You wanna do, give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hit your spot. I wanna get low, wanna get low. I wanna go down, stay, kissing your feet and you make me crazy. Nežinau, kas čia ko davė mum. Gvadalupės mergelė gal, bet vertimas karščio matėm. Iškišo kuprą nugarą ir matiliai. Visi užtraukti normaliai, tik tai skūros likę. Greit orientuojamės ir šveičiam. Biški dienoja, šyla, gal susitvarkys šį reikalai. Taip šyla, kad net rankos dreba. Aš nesuprantu. Čia kokie +3 maksimum. Drebatas drebulinis. Va vėl tą su gyvų plokšte. Gal ir gyvi čia mums duoda kažką, iš tikrųjų aš galvoju, nes dabar nestabdau. Trečia gal iš eilės. Yra pilna gyvų ir trintų ir netrintų. Tai veikia, turbūt veikia. Žiūrėkit, vis tiek mane stebinčių yra tikrai protingų žmonių. Turim tokią bėdą. Metasi puvimas į valtį. Kaip tvarkyti tokius dalykus? Pakomentuokit kažką, gal žinot.
Aš čia baisoka. Įsimetė grybas ir ėda valtį. Tai čia dabar apipjaustyta. Arba gal, ką žinot, kur smalos galima paimti, gaut. Ar iš kur jos iš vis dabar tokiais laikais būna. Ar kažkoks analogas malai yra, užsikaitintume patys, plius minus suprantam, kaip tai padaryti. Su kokia lietlempė pasidengtume ir dar izoliuotume taip ir gal nesimestų puvinys. Tai va, tai jeigu ką žinot, prašau į komentarus. Brūkštelkit, nes neviltis, kaip mes ešerius gaudysim pavasarį. Kada jau kips rudenį, vasarą, pavasarį, lydekausim kaip, šert žuvį reikia, viską reikia, plaukt reikia, o valtis tokia. Kol atbėgom ant platformos, kibimas jau buvo pasibaigęs, bet spėjau. Šalta čia ant to pavėsio, net matosi, kad aš visas tamsiai sėdžiu. Neina niekaip sėdėt, bet išlaukimas tai ėjau ir pavalgyt permetęs. Kokių 10-15 minučių tikrai. Sakau, kažkaip ilgesnio reikia su tais trumpais. Kas 5 minutės balado čia gal, bet netikiu. Nepasirodo. Ojei, koks stambus. Stambusis karšys. Paprašys atkabeklio. Šitas karšys mūsų. Kirtom dar vieną, bet jau čia labai jau jėgų neturintis. Panašus. Ryja godžiai. Tokia byranti. Surišom kablį, tai patrumpėjo, pavadysiu. Beveik ant 10 cm, nes dar prigribavau. Rankos atšalės baisiai su kilputė, teko kablį netimt. Neužrišu to be kilputės, tai čia normaliai, bet jau saulė lenda. Jau reikaliukai gerėja. Ir pabėgo. Ai. Nesąmonės darau, tai visiškas. Nepakertu žuvies pakeitęs kablį. Tai ne kablį keičiu, o masalą didinu. Professional. I'm a professional.
Nagi, dirstelkim. Pikti tai žiauriai. Kai vasara. Gavom iš kolegos patarimą, kad keist taškus ir bandyt be gyvų. Bet dabar jau taip tašką su gyvai susišėrėm, kad niekur iš jo trauktis net nenoriu. Nagi. Oho, stipruolis koks. Matau, kad nedidelis, bet... Nu gal graibštą panaudokim. Ką tu čia išdarinėjai? Nu smagu. O jaukas po stančinas visas bėga jaukų. Skubėkit. Žvejų kelio parduotuvė yra ir didmena pardavinėja jaukučius. Galima pirkti dėžėm. Variantas. Variantas galingas. Pirmai nepakirsdavau, aš įsivaizduoju dėl to, nes man jie renka jauką ir linguoja man tą meškerė ir aš įsigandęs kertu. Dabar ilgiau palaukiu irgi. Trinasi vos, galiukas linksi. Ilgiau išlaukiau. Ir pasimatė tokį kieti smūgį. Tink ir iškart kirtau. Vadinasi, čia jau į kablį ėjo. O prieš tai greičiausiai, kad man jie aplinkui ten sukasi, renka tą jauką ir uodegom kokiom per valą eina. Užtat aš ten ir kirsdavau tuščiai. Kablio reikia neskubėti dar kaltinti. Kadangi karšį pasistatėm jau, jauką šiek tiek susidrėkinsiu, kad nedaryto labai jau debesies, daugiau jauko, kad nuleisti dugną. Jis vis tiek jau renka nuo dugno jauką, tai viskas, mūsų stulpas nebeturės prasmės. Nu jau čia stambesnis gerokai. Visai nesiduoda. Arba kaip ir sakiau, pirmai sportininkas labai. Tuoj pažiūrėsim. Kamerą matau ant raudonos baterijos. Al neįsikraus dabar tokiu momentu. Turim daugiau baterijų, bet... Nagi. Duosiu jums pažiūrėti ir vandenį. O, gražus. Išdykėlis. Net graibštą jau kai kėliau, atrodė, kad nesveika graibštui. Tikrai gražus karšys. Ir irgi, kaip sakiau, nuo jauko pastančino, žinokit, žiauru. Jokių ten juodų jaukų nereikia ir nieko aš ten su tais juodais negribauju. Pažiūrėkit, visas apėjęs. Bet čia kaip šitam telkinukui, tai gražus ir dar kaip pelekas statęs, gal per toli rodau, kaip čia parodė.
Gražus. Jau šitas pusę kilogramų, tai drąsiai, dar daugiau gal. Čia kaip pažvėjus įprasta vadinti jau su spalva karšis toks. Jau įgavęs tokią senatvės. Kaip žmonės žili darosi, tai karšiai tamsėja. Nuo dugno gal aš įsivaizduočiau. Ir ilgai auga karšis, tai gal dėl dugno, gal dėl metų. Bet va, pastovėjo, aš nežinau kiek pastovėjo. Gan ilgai stovėjo, apie 10 minučių. Tai dabar ant kablio likęs tik tai vienas užtystas dzikelis. Tai jeigu dzikelio nedėt, tai iš viso rūkytume. Aš gaudžiau čia anąkart tik ant matilio be dziko. Nu tai pagavau, va, kur matėt porą, bet nuprastai. Matilį su traiško jie ten turbūt per kelias sekundės ir spjauna kablį pajautė. O dar kol dzikelis kabo, tai tą dar pabando turbūt ir to ir užtenka. Nu, pavasarį, sveikas pavasarį, taip sakant. Gana jau dėdė pizdavot, kad graibštą šitą sietą šlapino be reikalo, dar kažką. Pagaliau sulaukėm šilumos. Išlindo saulė. Reikia arsenalą keisti. O. Va toks įdomus pastebėjimas dar, nu aišku, logiška. Mažą karšelį va čia gaudžiau po 300 gramų, tai jis greit iš taško pakyla ir užmeti vėl kimba. O va jau didesnis šiek tiek, nu va čia tas, ne per kažin ką didesnis, bet nu didesnis. Aš į taške, ilgiau palaikiau, atsitraukiau pas save ir viskas, nieko. Tik ramu taške, nei jokios dvasios. Stovėjo be kibimo. Galvoju, kodėl čia taip ilgai kažkas vyksta. O čiagi kojytė. Na šitų nelabai mes čia kvietėm į šitą, taip sakant, balių. Tačiau kartais nepasirinksi. Taip sakant, užbrido. Užbrido nekviestos. Niek. Svarbu atsivestų mamkų puskilinių. Kilinių. Matot, kokie reikalai ant kablio? Prasidės čia. Nelaukti svečiai yra, kaip pasakyti, rajūs. Rajus jaunimėlis užpuolė. Vadinas, karščiai pasitraukę bus. Atėjo pulkas, pavyko sugaudyti ir išėjo. Likom dabar su Tomu. Su kojanais. Taip sakant, kur tu kuoja 2025. Yes. Oh yes.
ko dabar? Negerai. Negerai. Aišku, pavasaris, laukiegi smagu. Kojas irgi jau drapalina mano jauką. Jau čia toj reikės vėl dėtis tą šėryklą, nes sušveis. Labai kibimas. Prastas. Kuojos neaktyvios. Arba nepatraukia mano šėryklos. Sistemos principė. Gal užsisuka ten tas inlainas ir jinai jai per sunku. Ai, kaip tu spardaisi čia. Tokio dydžio ir taip spardaisi. Stipruolis. Išstūmė. Tik pasidžiaugiam. Kad ir kaip norėčiau, aš čia šiandien iki sutemų sėdėti. Bet greičiausiai, kad neteks. Pamušim, kiek, graibšto galvą primušim ir teks važiuoti ruoštis rytdienai. Matysim, kaip mes čia. Nesinori niekur važiuoti, kai kimba. Bet yra pareigų, kurias reikia atlikti. Tikras pavasaris, kai nusirengi, 2 minutės ir reikia apsirengti. Sėdėm nuo 10 ryto, bet kibimas, jeigu 1:30 prasidėjo, dabar yra 3:30. Per 2 valandas kiek pagavom, tiek pagavom. Jeigu sėdėtume ilgiau, tai manau, kad dar tiek pat būtų. Nieko nemato. Kaip aš išversiu žuvį. Jo, graibštu nepavadinsi. Bet va tas va, šitas, visai čiokas. O kiti tai tokie 300. Ir kojas kelias. Sakyčiau, pavasaris galima gyventi. Tai ką, kaip visada, dėkui, kad žiūrit, komentuojat. Irgi labai stebiu į kiekvieną atrašau, kad ir koks ten būtų, kad ir ką jūs ten rašot. Tai va, dėkui, kas pasiekėt irgi dėkui, kas laikinat irgi dėkui. Žodžiu, dėkui, kad esat. Iki.
Iki.